Nu ko jūs kaimiečia, aš tai niek atvažiavau į Trakus. Kon veiksiam Trakus? Iš Golfesteriaus išsitrauksiam valtį, prisipūsiam valtį, įsimesiam šmutkis ir pasidarysiam tokį mini challenge. 24 valandas pripučiamo valtį. Tai žodžiu, dar kad nebūtų labai nuobodė kimarinti, nusipirkau magnetą. Aišku, čia toks fuflekins, tas magnetas kažkoks lenkiškas. Už tracuoką nusipirkau, bet iš valtis galėsiam numesti iki dugno ir galbūt kažko ištrauksim. Ir nusipirkau naują valtį, buvo akcijai užpidisuok, galvoju, reik kabinti. Tai labai nepliurpam. Išsipakuojam valtį ir bandom pūstais. Čia netgi ir parodyt, kiek reik pūsti. Čia šitą jau ir ties pliusų, tai reiškia, kada reik pūsti, reik žalį jaustą ir įdėlvėt. Ir čia kaip minusas, tai reiškia, jau reik biškį nuleisti ant. Vo tokį bajerį dar nematys. Nu ką pivesks, atrodo, pripompauta jau. Buvo parašyta, kad ilgis 2,70 m, bet kažkaip nelabai noriu tikėti. Galvoju, kad galėsiu pilna atsigolti ir išsiteisti, bet taip nebus. Žodžiu, turėjau tokius senus irklus. Galvoju, kada nei man tiks, bet čia tos skylis yra visai ne į temą. Ir man tai irkla netelpi tas skylis. Kažkaip gal pavyks vis tiek paplaukti. Nu ko, ką pirvesks paruošta atrodo. Mėgma iš čia prisirišau. Unt viršaus, kad biškį veit sutaupyčiau. Bandom lėpti. Gera, pasirodo veitas ir ganėtina pakankama. Tik dabar reik sugalvoti, ko daryti su tas irklas. Nesaniai man čia neįsitaisnika. Gal čia kažką puntų šniūr bandyti užsirėžti. Gera, visų pirma, fiksuojam laiką, kai žinotumėm, kad atsisėdom į valtį. Tai įsijungiam Stravą tiesiog. Kajaką. Stravą, kajakinsiam. Dabar ir 5 valandų vakar ir rytoj 5 valandų vakar turėtumėm sugrįžti tom pačią vietą, išsilaipinti. Sėkmės muniai. Oi. Vargas čia bus, vargas su tokias irklas. Šiaip orėlis tai žiauriai geras. Orėlis belė koks. Čia šita bus nauja sporto bazė. Jau čia turėtų gerai atrodyti, kaip sutvarkės. Čia dabar atplaukiau prie tokios hatelės. Ir aš šiaip galvoju, čia galbūt visai įdomi išbandyti ton magnetą. Tien iki piliais vėliau dar nuplauksim jaučiu. Šiaip aš čia galvoju, tipo, išbandyti magnetą. Aš dar tik 25 minutės esu valtį. Gal bištas pramogs pasiliekti vėlesniam laiko. Aš dabar jau išbandys per pirmą pusvalandį, kom paskui veiks. Toki reik pasiliekti biški širdį, kad dar biški palaukti, bus biški įdomiau. O dabar reik pabandyti gal tus irklus biškėl susitvarkyti kažką. Pasirodo, aš koks liurbis esu. Čia tik čiut reikia stipriau biški paspausti ir kuo puikiausia šitą įlindą. Eik. Kokį gėdą, pačiam prieš savi gėdą. Aš čia su šniūras vynioju, oi, ką bloga, čia neint pairklauti. O ką biški panaudoti, 1% savo jėgos. Neatėjo į galvoti. Nu, kon jūs, Genadija, kon mes turėjom? Ogi mes ir turėjom 1 valandą. Niekur daug neplaukėm, nuplaukėm tiesiog 700 metrų. Ble, mūsų sraigtasparnį kažkas skraido. Dabar bus labai didelis garsas. Tai kadangi jau 1 valandą praėjai, aš turiu jums vieną myslį tokį. Žiūrėkit, mes šiandien esam tokio ilgo kelionė ir mums reikės daug energijos. Reikės daug energijos ir būsim ilgo kelionė. Tai mon kuprinė yra kas? Sakykit jūs dabar garsiai. Atspėjot, šaltas kultukas.
O, gerimasas šitą. Pilies peizaže šaltas kultas atėjo mums į pagalbą. Punca jaučiai irgi norėtų. Kad tą visą parą praeitų, tie pat, ką pirmą valandą praėjo. Pasiklausykit. Davai, į sveikatėlį. Aš kaip turbūt jau ne vien kart minėjau, original skonis, man pats mieliausias širdžia. Aišku, kartą smagiai ir nukrypti nuo temos, atsigerti su kokiu skoniu, biški, kad įvairovis tokios, bet pagrindinis originalas. Po to paskutinį video, kur su metal detektorium vaikščiojau, sakiau, kad užtaginkėt man Instagram, kaip gersit kultą. Tai daugumą žmonių reikėjo atrašyti skanaus, nes blem, kaip 20-30 žmonių užtagint. Šaltas kultukas. Tai jeigu jūs žadat, pasiplaukėt, kad nors su valtim, o gal su dviračiu, o gal su mašinai kai kelionį. Pasigriebkėt energiniaus kultą. Padėt išgyventi sunkiom akimirkom. Nors dabar visgi tikslas jaučiu. Nuvarom iki piliais pažiūrėda. Apsižiūrėsim, kur čia švies esam. Prie piliais esu labai sena buvęs. Nu ko, atvariau biškėlį arčiau. Žmonių maža. Bet jau beveik 7 valandas vakar, tai nieko norėti. Vos pratilpau. Nu ko, vyruka ir panėlis. Panašu, kad parein 2 valandas. Jau 2 valandas valtį. Visai nepavargau. Dar ir pats smagoms. 2 valandas. 1 kilometrą 900 metrų nuplaukėm. Aš paskiau primečiau, kad juk ten kito pusė ežer ir tas dvars. Ir tiem prito dvar pamėtyt magnetok irgi, manau, būtų visai tema. Dabar reik man tiesiog apiplaukti aplinkau pilį. Apiplaukti aplinkau pilį ir būsiam kažkur pridvarę. Šiaip kung galiu pasakyti, man ronkas jau bišk pradėt skaudėti. Pečius kert biškelį. Nebuvau pripratęs ir klauti. Niek, užsikačelinsiam. Kapsusi buvo vis Valska praplauktas. Katamarans. Kon, iki dvar dar tik pusiaukelį. Gėrimo dar yra, trump pertraukėlį. Nu tai va, atplaukėm prie Užutrakio dvaro. Ten ir netoliai. Čia šitą tokį laiptą ir nusileidimo į apačią. Ir pažiūrėsim, gal čia koks Tiškevičius ir kažkom pametis. Gal čia kažkada liep laiptas, nuliep, turėjai kažko kišenį, kokį laikrodį gerą. Ir sak, tos laimės ir į vandenį. Gal įmet, gal neįmet. Gal rasiam, gal nerasiam. Bet pabandyt galim.
Nu tai visų pirma pasidarom unboxingą. Nepirkau jog brungaus, galvoju, man čia vis teikti, kelim kartam pamėtyti šią pumbairiaus. 200 kg tipo trauk. Iškojau, kad būtų iškart, va, ir su vervi. Netgi perštėms ir pridėts. Vervi su karabinu, kas ir labai gera. Sver biškėlį. Toks magnetėlis. Tai žodžiunsai ir dvi pusis, nes gali čia iš viršaus kabinti. Čirlė tiep tink išvaltis, jeigu nori tiesiog arba nutėlt, tiepštą nuleist, pum. Arba gali įsisokti į ton kelpą ir tada nukrontą gali mes, ką nors numetė. Tiepštą. Apie viską pagalvota. Tai jo, kadangi švaltis, tiesiog dabar tiep nuleidinėsiam ir pratestausiam čia. Pirm skrydis į apačią. Nu visgi sugalvojau kitos kelpus užkabinti ir tiesiog biškį paplaukė čia palei krontą. Čiu. Ir man atrodo, kad partraukiau pagaliau pirm kažkokį radinį. Liktai cientus užkėba. Ok, dar viens radinėlis. Heinekens. Bet iš tikrųjų ganėtina nestipriai prikimb. Aš galiu ganėtina lengva atplėšti, jeigu aš tiep anon brauku palei dogną, tai labai lengva viskas nukrent. Gal tiesiog magnets ir biški silpnas. Tarp kitko, man jau užderėjai 3 valandas, biški čia užsižaidžiau. Tai jau 3 valandas. 3,5 jau. 4 km 300 metrų nuplaukiau. Be žvejodams čia. Saulė jau leidas. Va pertėjik saulė. Neužilg pradės tempti labai liūdna. Kad bus tomsoje. Aš galvojau, kad čia bus labai gera vėjas to magnetų, bet pasirodo, čia ir gaidys. Čia ir labai švaru. Net šiukšlių jokių nėra. Aš galvoju, tai plauks, nors akimis žiūrės, jokių kamštėlių niek nematau. Bet dabar visgi dar radau kažkon. Pasirodo, kim šiukšlis. Tai čia kaip suprant, kažkoks peiliaus gals. Sens peilis kažkoks. Galimai nulūžis. Nepjaun. Tarararam. 4 valandos kelyje. Jau, tu jau sutems už pusvalandį. Tai jo, žodžiu, varau link piliais. Kažkur meigos vis tiek arčiau piliais. Kažkap smagiau, arčiau žmonių. Jo, 4 valandos praei, liek tik ta 20. Netiep ir daug atrodo, netiep ir daug. Čia nu to magnetą man prišlapo, čia visur šlapė dabar. Tai nežinau, čia dėl to magnet. Arba man magnets ir labai gaidiškas, arba čia tiesiog niek nebuvau. Aš gal pripratėjau prie metal detektoriaus, kad ten kiekvien kampą vis kažkoks geležiuks. Vundiniai gal mažiau, aišku, būtų geležių turbūt. Всё, varom. Aš su baltom pirštim, kaip liokajus jau čia atrodo. Net neįsivaizduoju, ar galėjai geresnis ors papolti muneik čia filmuoti. Dabar rodo išvės 13 laipsnių šilumos. Žiūrėk, kaip tik nukrėjo 12 laipsnių šilumos. Pos 10 vakarį. Wow. 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 Tik dabar pažiūrėjau orus. Rodo, kad lys. Nuo pirmos nakteis
Ir rytuo vėsa dėjin rodo lietų. Eina savo, jeigu pradės stipriai lyti, aš negalėsiu pratęsti savo challenge, nes užmiršau pasiimti rūbus nuo lietaus. Bus labai bloga. Oh my god, reik tikėtis, kad nepradės lyti. Eina savo labai bloga. Tai dabar nusimat vakarienis mets jau, nes jau ir 10 valandų vakar. O kadangi ir 10 valandų vakar, tai yra jau 5 valandas, kaip esam valty. 6 kilometrus nuplaukiam. Tai žodžiu, kadangi turiu pasiėmis ugniais, priplaukiau, blemba, nesimata, net. Ai, vos su telefonu matos. Šitą atplauk, oi, blemba. Žodžiu, čia ant tiltok pasidėsiu dujinį, užsikais vandens. Ir tep būsiu pasišėlis miškelį arbatas. Užsikaičiau arbatas. Čia man sienėlį nuo vėjaus, nes netur kitokios. Įsikėbs laikaus šitą. Pasikeičiau jau žemėn kepurį, nes jau po biškį pradėt šalti. Nu kon, užvir vandenėlis. Galėsim šauti. Sausai negu. Tikrai skanu, tikrai gardu. Nu kon, turėjom 6 valandą valtį. Tai jo, 11 valandų vakar ir tiesiog Kimarin, paplaukios čia aplinkau, kur nors pažiūrėsda, kas ger. Ir paskiau reikės bandyti lysti miegmaišį, gal užmėgsiu. Nu kon, šokau jau į miegmaišį. Jau te buvau vėsoka, bet įlindau į miegmaišį. Šilta vėl. Šilta. Šitą kaip čia viskas atrodo. Daiktus persimečiau vien pos ir galiu išsiteisti realiai. Ta ten mūsų gražuola pilis. Tokia veitelė 7 valandas. 7 valandėlės. Tai kas labai nustebėna, kad nikur neišjungia apšveitėm. Visur viskas tebešveit. Va, trakai, trakų pilis. Aš kadangi neturiu inkarą, aš jeigu čia būnu vandenį, tai man tiesiog neš. Ir aš jeigu užmėgsiu, tai paskiau atsitrenks kažkur į kažkokį salą. Tai geriau to nebūtų. Tai dėl to varau prisirieš jaučiu prie to tilto, šitą kurią iš salos į pilį. Tiem prisirieš ir galės mėgoti. Viską šitą prisirišau. Po tiltu. Čia šitą po to tilto, katras eina į pilį. Mano nakvynį nusimato čia. Ir dar labai gerai, jeigu pradės lyti, čia tas tiltas man turėtų apsaugoti. Tai jeigu blemu, čia bebra šokinė aplinkau. Žodžiu, jeigu jau taip atsitiks, kad pradės naktį lyti arba rytoj deina lys, tai jau blogiausiu atveju tiesiog įmarins čia po tiltu. Jo. O dabar ganėtina mėgs jam, varau mėgoti. Labai tikiuosi, kad pavyks užmėgti kokius bent jau 3 valandas. Einas, matas, kaip man kronkas dreba. Eina savo. Su koja. Atidariau su koja. Eina savo. Su koja atidariau vien ton. Eik, tu savo kaip išsigundau. Tiep gulu. Ir nesuprant, kas daros. Paskiau tik į galvą atėjo, kad ten ir galti du tokie. Eina savo. Čia tokie ir blem. Ani nesulendi vėdo, nei tokie ir išsikišiant. Tai dognas ir
iš 2 atskirų kamerų, tipo. Tai tik veiną atidariau, eina savo. Tai niek toj, kas čia, net neturiu pompus iš tikrųjų pasiems. Tai paskiau tiesiog su borna čia pabandys prisipūsti ir viskas. O čia tai buvo atsibudėjams iš mėgų. Tai jo, dabar, ką atsikėlėm, tai jau ir praėjant 9 valandas 20 minučių ir yra posi 3 nakteis. Nu, kon, kaip ir labą rytą, man atrodo jau. 5 ryt. 5 ryt, realiai toks prašvitėms ir pradėjo lyti. Ir turėjom 12 valandų. Dar tik posilaikte praėjai. Dar tik posparos. Oi. Rod, kad vėsa deina lys. Nors, kaip žiūrėjau vakar prognozį, rod tik 2 valandas lietaus. Šiandien rod vėsa deina. Oh my god, nejaug iš tikrųjų vėsa deina lys. Nu va, atrodo, biškėlį nustoja lyti. Bet gal nelint, bent jau posi valandos čia šitą biškėlį pabandys su tau magnetu pažvejoti. Gal užkips kas nors. Realiai, net iš mėgmaišiaus nelipu. Žvejosiam iš lovas teisė. Negali sakyt, ką nekimb. Šitą perams traukėjams 2 vinis jau užkėba. Jo. Čia tai užveržėms kažkoks. Tu bliam, vis dėlto gerą limp. Aš galvoju, kad blogą limp. 1 cents. Ir čia. Čia ne lietuviškas. Čia ukrainietiškas, man atrodo. Ukrainos herbas. Aš tepi galvojau, kad čia bus pinigų. Šitą, ką limp. Nu, čia vinių, tai nereik man. Na, čia 1 centavs ir čia irgi 1 centavs. Jo, irgi 1 centavs. Gedam į dėžutį. Pirmą kartą pagalvojau, kažkon sunkaus. Kažkon sunkaus. Eina savo. Ar čia yra vamzdis, kanalizacijos vamzdis gal? Prie restorano. Nu, išmesu į krontą, gal kas nors išmes. Nežinau, tiesiog čia pamesu. Gal kas nors paims, o gal ir ne. Aš tai neturiu galimybės paimti. O aš dar sakiau, kad silpnas magnetas. Ne, nesilpnas. Turbūt tik atei korkiuką silpną limp. Bet tokį iš tą rimti gabalą prilimp, gera. Turbūt, kad da 1 cents. Labai jau toks pasenis. Nein perskaityti, tu ją pažiūrėsim iš arčiau. O va šitą. Vinis, 2 centą. Į kolekciją. Ir ką mes vėl ištraukėm? Dar čiujka 1 cents. Jo, 1 centavas. Į kolekciją. 10 kapeikų. 10 rusiškų kapeikanų. Bet jau beveik niek nebesimat. Dabar taip tiesiog. Įmetu magnet, pirmin atgal praplauku ir ištrauku.
Iškart šitą po 3 monetas trauk. Čia turbūt jo 2 centą, 1 cents. Ir irgi 1 cents. Iškart šito 4 centuką į kolekciją. Nu gera, užteks čia iškuoti, biškį atsibodu ir jau žiaurė išalkau. Jau esam vandenį 14,5 valandos. Nuotaiks visai neprast. Žodžiu, sutau magnet paieškos. Iškuoti kaip ir fainė, bet kad tu nieko vertingą negali ištraukti. Jeigu iš lietuviškų monetų, tai realiai tik euro centą ir tekim. Vis kit nieks nekim. Bus koks sidabrienį grandinėlį, mest auksienį grandinėlį. Niek negali ištraukti, nieks nekim. Tik tą geležinę daiktą. Neteik ir įdomią, galiu pasakyti. Aišku, nebent jau tiem pradedi iškoti kažkių labai senų dalykų. Tai o tada nebent kažkom gali rasti. O konas čia šiandien? O, kokį? 15-20 centų ir užsidirbau. Penkiolika valandų. Žodžiu, žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Vėl pradėjai lyt. Tiek norėjau, buvau pasiruošęs kiaušinukų, galvojau pasikepsiu kažkur. Bet reik būtina, kad būtų krants arba telts. O lauki lin. Galėčiau ir čia šitą valtį bandyti. Bet čia paskiau pradės iš viršaus lašėti, aš išvartys visko, žodžiu, čia bus nesąmonė. Tai dabar šausiam tiesiog kabanos ir lauksiam gerų orą. Aš čia tipo slepus nuo lietaus. Bet kad čia jau lyn pas man irgi normaliai. Esu jau po kitų tiltų, bet žiaurė pradėjau lyti. Ir čia nekokį išeit po to tiltų būti, nes čia irgi ir sutarpas, ir lyn. Gali būt, kad reikės užbaigti challenge, nes neįsivaizduoju, ko daryti. Eina savo ir šalt, žiaurė, ronkas šalt. Lyn šitą įvėd man. Eina savo, čia pas man jau prilėjai tom valtį. Ne kažką! Viskas, reikės savo kautės, man atrodo. Jopšik mačtą, šlamp užpakalis jau. Pirmas buvau tik jauka, bet dabar iš tikrųjų jau. O šūdas. Iki mašins ir klauti, yra dar kur ir klauti, bet nėra pasirinkėjom, reik varyti. Eina savo, viskas varau į mašiną. Tipo pastogi. Šlapi drabužiai jau visi. Duoliai plaukti. Eina savo, kuo toliau, tuo stipriau lyn.
esu visiška kiaura šlapia. Žiaunenskiai. Tai Čivesks dar tom nesibaig. Žiūrėkit, kol radau grįžt prie Golfesterios. Oi. Visiška tušti padanga. Per naktį visiška tušti. Kaip man šiandien nesisek? Ai, žodžiu, parlėkiau į namus. Situacija mašino baisi. Visok, betvark, ten dar rats gali įmest. Lyn, bet kiek. Tai aišku, neišbuvau savo 24 valandų, kiek norėjau, bet dabar jau esu grįžęs į namus. Įrodo 19 valandų, kem 5 minutės. Tai jaučiu išbuvau 18 valandų. Kažkas biški virš 18 valandų išbuvau. Nu niek, kon, gavos kaip gavos. Kad numalšinti nervus, da viens gers geriams. Opa. Tai žodžiu, tiesiog, tam kartą ateik. Aš da turės problemų, o jums vidosiks jau baigęs. Tai jeigu jau pažiūrėt iki pač gal, paspausk like, paspausk subscribe, parašyk komentar, parašyk idėjai, ko galėčiau dar nufilmuoti. O mes susitiksime už savaitę arba už 2. Davai. Kaip skaniai. Net ašaras išbėga.